Geras. Icchokai, malonu patį matyti Čikagoje, čia mūsų tarpe. Pirmą kartą turbūt, ar ne? Pirmą kartą. Labai puiku ir reiškia proga pasitaikė tokia, kad tavo romanas Striptizas laimėjo lietuvių rašytojų. Ar galėtum visi garsiau jūs? Ką, kalbėti garsiau? Gerai, gerai. Aš įpratęs rėkti, aš mokytojas. Atsiprašau, gali padaryti? Tu nori persukti iš naujo? Jo. Nu, Kestai, suvaidinkim, bet tokį. Čia tik vienintelė vieta, kur aš pertraukiau, užtat nuo kad garsas gerai būtų. Gerai. Atsiprašau labai. Prašau. Vėl, Icchokai, malonu patį matyti Čikagoje, mūsų tarpe ir pirmą kartą čia, ar ne? Pirmą kartą. Ir toji proga, turbūt, kuri tave čia į mūsų tarpą atvedė, tai buvo romano Striptizas premijos laimėjimas, ar ne? Ir premijos įteikimas. Tai be abejo, premijos įteikimas, taip. Paskatas buvo. Gal, kadangi ant to užkliuom, gal apie tą romaną ir pakalbėkim truputį. Čia, kaip pats girdėjai, ir šiokių tokių kontroversijų apie jį buvo, bet kaip pačiam atrodo, reiškia, ar jaudina tave, kuomet, reiškia, kyla kontroversijos dėl išleistos knygos, ar ne? Kaip žiūri pats į tai? Turbūt jaudina. Turbūt jaudina, nors kiekvienas laisvas komentuoti ir interpretuoti taip, kaip jis supranta. Bet vis dėlto jaudina. Jaudina dėl to, kad kokia nors, mano nuomonė, klaidinga interpretacija nesuklaidintų skaitytojų. Galbūt dėl to jaudina. Bet kaip reiškia pats žiūri į savo kaip rašytojo ir skaitytojo santykį, reiškia rašytojo, skaitytojo ir pačio kūrinio, knygos santykį. Be abejo, pats kaip ir kiekvienas geras romanistas romane turi perteikti tam tikrą savo tiesą. Ir senais laikais, kai žmonės rašydavo, tai parašydavo taip tą tiesą, kad kiekvienas gali suprast, bet čia dabar šiais laikais taip jaugi nedarysi, reikia trupučiuką mandriau parašyti. Nu ir gali pasitaikyti žmonių, kurie, reiškia, tą tiesą ne visiškai gali suprast arba gali interpretuoti visai kitaip. Ar tas pačiam yra labai svarbu, kad skaitytojai suprastų lygiai taip pat, kokia buvo tavo intencija rašant, ką norėjai pasakyti, kad būtų taip jau visiškai tokia pat interpretacija. Ar tas svarbu, ar ne? Aš palieku daug laisvės ir skaitytojui, ir kritikui. Bet nenorėčiau, taip sakant, kad vienas ar kitas suprastų mano siekius atvirkščiai. Nu taip, suprantu. Čia mat yra, klausykės, tai čia yra vis dėlto simbolinis kūrinys, alegorinis kūrinys ir todėl jis tikrai duoda laisvę labai įvairiai interpretacijai. Man ko nesinorėtų, taip sakant, kad neišimtų, taip sakant, kokios frazės iš konteksto ir nepradėtų kurti naują kūrinį, kurio aš tikrai nenorėjau sukurti. Tai man svarbu ir dėl to galbūt aš truputį jaudinuosi ar jaudinčiausi. Ar tau teko matyti recenzijas mūsų lietuviškai spaudoj po knygos pasirodymo, ar teko skaityti vieną kitą jų? Teko skaityti. Ten galbūt pastebėjai irgi yra truputį įvairių interpretacijų. Ar tau atrodo, gal kad kai kurie recenzentai smarkiai prašovė pro šalį, reiškia nepataikė suprast taip, kaip būtų norėjęs būti suprastu? Galbūt, taip sakant, kažkas ne tai, kad prašovė pro šalį, bet pradėjo pokalbį apie tokius, sakyčiau, visiškai pašalinius dalykus, kurie nieko bendro neturi su šituo romanu. Nu taip, su tais kritikai, žinai, reiškia, sunkus daiktas, jie kartais pasičiumpa kokią detalę ir, reiškia, iš to didelius dalykus padaro.